Labadiena, Mindaugas Šeplikas. Esu pas bičiulį Donatą. Turime lapkričio 19 dieną ir tokiu laiku mes imame medų, kadangi atėjo toks laikas, kai naktį buvo truputėlis minusinės temperatūros, apie -1, -2 ir dieną apie minusą jau laikosi, tai mes jau nusprendėm šiais metais paimti čia medų. Vat, medaus yra, čia pirmi bičiulio Donato metai, vat, ir tiesiog išėmėm medų. Noriu parodyti, kad kokių radom tokių gražių rėmukų, kur yra beveik pilnas rėmelis medaus. Čia yra kažkur tais, apie kokius 5 kg, aš taip galvoju. Netgi, 6 bijau prognozuoti, nes 6 būna toksai truputėlį išpūstas tas rėmukas, 6 kg, o lygus tai gali būti 5 drąsiai. Tai va, bičiulio Donato pirmas medkopis šiemet. Vat. Natūralusis, be cukraus. Be cukraus, vien tik tai bitės eina žiemoti vien tik tais ant savo medaus. Tai vat, likutį tą perteklių mes išėmėm, o likutį jom palikom. Vat, galima dar turbūt, ne visos dar taip intensyviai bitės buvo su jais žiemomo kamuolį, tai galima dar tikrai pavasarį kažkiek to medaus dar išsiimti. Daugiau, kaip sakyt, palikom su atsarga mes joms. Tai va, toks trumpas reportažiukas, ir bičiulis Donatas ragau savo pirmą medutį. Tai ačiū Jums už dėmesį ir iki.